Kalbant apie festivalį, jis, man atrodo, taip labai gražiai pasidalina į keletą etapų. Tai 2007-2008 metai buvo daromi su be galo dideliu entuziazmu, tokiu nuoširdumu, daug žmonių, nes buvo organizatorius šokio laboratorija Baltas vėjas ir jis tuo metu buvo vaikų jaunimo centre Šatrijuje. Tai buvo šiek tiek toks keistas momentas, nes Šatrijai nėra aktualu būtent koks nors šiuolaikinio šokio laukas arba profesionalumas, arba jiem yra vaikų ugdymas. Tai vat šitas visą laiką buvo toks kabliukas, ne kabliukas, tiesiog reikėdavo išlaviruoti, išbalansuoti, nes pats festivalis, jis niekada nebuvo tokio noro, kad čia kažkaip tokios vizijos kažkokiu taptų kažkokiu dideliu arba profesionaliu ar ne. Visą laiką buvo žaidimas apie kūrybiškumą, atvirumą, apie susitikimą ir santykį. Ir būtent gal profesionalams žiūrint į bites ir trūko to tokio, tai tokio koncentrato profesionalumo kažkokio. Bet nežinau, man vis dėlto išlieka tas grožis žiūrint, nuimant tas kategorijas, kas yra kas, bet pasižiūrint, kas vyksta kūrėjo, šokėjo, atlikėjo, kas vyksta tam procese. Tai 2007-2008 buvo, iš tikrųjų tokie, įspūdingi metai ir aš pati buvau labai jauna ir tiesiog mano asmeniniam gyvenime susidėjo tokie elementai, kaip aš papuoliau būtent į laboratoriją Baltas vėjas, kur buvo visi susitikdavo ir Jekaterina duodavo daug informacijos, bet visi sutikdavo su tokiu entuziazmu, dideliu noru šokti, judėti. Ir aš tuo pačiu dalyvavau tarptautinėje jaunimo organizacijos programoje, kur mus mokė rašyti projektus, daryti projektus ir kažkaip šitos dvi sritys susiliejo, dar įsiliejo vėliau, bet įsiliejo mano psichologijos studijos. Ir toks gavosi, išjudėjimas, kad mane pačią vežė ir projektai, ir šokis, ir psichologija, ir taip išliuliavo. Tai čia mano asmeniniam gyvenime. Ir tas kitas etapas jau 2007-2008 praėjo ir iš tikrųjų buvo kažkaip nekilo noras toliau tęsti, nes jautėsi, kad kažkas ne iki galo, kaip pasakyti, kad buvo įdomu, bet nebuvo aišku, kaip toliau judėti. Ir 2011 metai tai jau festivalis keliavo su viešąja įstaiga Artopija. Tai jau toks buvo mūsų duetas, organizacinis duetas, komanda, kuris labai tada ryškiai važiavo nuo 11, 12, 13, 14, 15, jau toks susiformavo, kad kasmetinis reiškinys, kuris iš vienos pusės toks tarsi rado savo vietą ir iš kitos pusės viduj jaučiau, kad tai nėra tai. Tai nėra, tiksliau gal, kad visiems dirbti kažkur savose ratuose ir tada ateiti į sceną ir parodyti, kokią mes esame, vis dėlto tai nėra tas tikslas, nėra nušvęsti tą jau sceninį gyvenimą, rezultatyvumą ir labai traukia pats kūrybinis procesas. Ir iš tikrųjų jau 2015, gal net 2014 atsirado, 2015 tikrai, 2014 atsirado tokių kūrybinių procesų, kažkokių pabandymų, eksperimentų vis daugiau ir tas lūžio taškas, kada iš festivalio į platformą įvyko 2016, tarp 2015 ir 2016, organizuojant patį, kaip sakant, jau galutinį ten lapkričio renginius, kaip kilo ta dilema, kad tai jau nebėra festivalis, jau ne tose rėmos, jau viskas. Bet ar dabar tas laikas, ar čia vėliau, ar čia dabar reikia užbaigti kaip festivalių ir tada išaugti platformą. Ir tada platforma jau gavosi kas antrus metus, 16, 18, 20. Karantinas biškai šiek tiek pakeitė situaciją ir tada jau 3 paskutinės platformas per 2 metus įvyko. Karantinas išryškino, pas visus čia buvo, kad procesai, tyrinėjimai iškilo į paviršių ir netgi buvo įdomu stebėti, kad mes visą laiką jau anksčiau, nuo 16 bandėm tą tyrinėjimo temą vesti, kad jinai
kad jinai yra labai verta dėmesio, kad jinai naudinga. Ir karantinas toks savaime ją iškėlė. 22 metais, tai yra vieninteliai metai, kada aš buvau visiškai atsitraukus. Ir vienintelį, ką padariau tais metais, tai yra priėmiau sprendimą, kad perduodu visiškai kuravimą Greitai Šmitaitei ir Lizai Valesnai, ir tai buvo labai geras sprendimas. Tuo metu ir padiktavo ir mano fizinė sveikata. Bet tuo pačiu ir viduje jis buvo labai tikras, labai geras tas sprendimas. Ir taip žiūrint atgal, kas iš tikrųjų galvoju, kas didžiausia darė įtaką tiek kiekvieno festivalio atsiradimui ir tada bičių transformacijai. Tai yra santykis su žmonėmis. Tai yra atviras bendravimas ir būtent to pasakoje gimdavo kibirkštys, kurios būdavo padarom, suorganizuojam. Kaip sakė, čia festivalių ir minusas, ir pliusas, ir platformos, kad niekada neturėjo tokios labai aiškios tokios taško, kur turim būti čia. Ir turi būti taip. Tai buvo toks nuolatinis ieškojimas, atvirumas ir žmonės padiktuodavo. Daugiausiai žmonės, kas yra tarsi paviršiui, toks truputėlį nuskaitimas, tai kokios platformos, kokią demensiją reikia, koks yra šiuo metu reikalingas. Ir mane pačią asmeniškai žavi tas labiausiai, toks truputėlį sujungimas analizės su kūrybiškumu ir tada toks ieškojimas, tai kaip čia kokia bus. Aš niekada nežinodavau, kokia platforma bus, koks festivalis bus, iki kol jisai vykdavo. Ir visa ta organizacinė tokia dėlionė, tai stebėdavau labai, kaip niekada nežinai, kas iškris, kas atsiras, kuris seminaras, kuris pasirodymas suskambės, kuris ne. Ir būdavo taip įdomu stebėti, ypatingai tais 11-15 laikotarpio, kad kažkuris 1-2 kūriniai būdavo kažkaip labai suskambėdavo tame. Toks atrodo, kad jiems ta scena šį kartą taip reikėjo, to reikėjo. Tada būdavo jie kviečiami kur nors toliau į Baltijos šokį, dar kažką. Nes tai būdavo iš tikrųjų ta erdvė tokiam eskizam, pabandymam. Ypatingai, kai tu nežinai. Nes kai man pats grožis yra tame kūrybiškume, kad šalia žinojimo yra lygiai taip pat daug nežinojimo. Ir jeigu leisti tom 2 dalim lygiavertiškai būti, ir žinojimo ir nežinojimo, tai labai gražiai tiesiog dėliojasi įvykiai, žmonės. Tai bičių erdvė buvo skirta augti, augimui, atradimui, plėtimuisi. Ir ne tai, kad tu išsiplėti ir tampi jau va štai, bet tai yra tokia nuolatinė būsena. Nuolatinė būsena būti, plėstis, augti, mokintis. Ir skirtingais laikotarpiais buvo gal skirtingi akcentai, ko mokintis. Bet vis tiek tai buvo toksai iš patirčių, iš savęs, iš bendruomenės ir to buvimo kartu. Paroda, o šita paroda iš tikrųjų gimė, mintį tai aš tikriausiai nešiojusi jau kurį laiką, ta mintis, kad tiek yra įvykusių nuostabių dalykų ir niekur tu negali rasti, tik tais atmintyje savo atgaminti ir kažkokių kūrinių, procesų, projektų. Ir taip norėjosi viską vienas momentas, kad sudėti būtų matomai, prieinamai ir kažkaip tai egzistuotų. Tai čia toks archyvo sutvarkymas ir sudėliojimas. Ir antras buvo pasižiūrėti. Tai pasižiūrėti, patyrinėti irgi tos visus metus tą kaitą. Ir darydama šitą parodą, pradėdama daryti, aš tikrai nežinau, kokia jinai bus. Vėlgi, su tokia pačia kažkokia intencija, ne pasakyti, štai buvo va šitaip, ar ne? Bet pažiūrėti tas visas, kaip aš sakau, kiekvienas žmogus gyvena savo istoriją, savo trajektoriją ir pažiūrėti tas sankirtas, kur ten buvo tie susikirtimai, kokie jie buvo ir kas buvo kam svarbu. Ir kadangi labai gerai atsimenu tą 2007 metų tokį poreikį šitam festivaliui, nes jis buvo gyvas ir manyje, nes aš dalyvavau aktyviai šokio laboratorijos Baltas vėjas veikloje.
Ir atrodė, kad to labai reikia, tos scenos reikia, galimybę pasirodyti žiūrovų, vėliau irgi jis to keitės. Ir dabar toks labai aktyvus klausimas, ar reikia, ar ko reikia, nes vis tiek kas nors paklausia, ar bus bitės, arba o kada bus bitės, ar apskritai. Ir aš nežinau, ką pasakyti, tikrai nežinau, nes toks noras, bet dabar yra noras atsisukti, pažiūrėti ir patyrinėti. Paskutiniais metais nebėra tos kibirkšties, kad būtinai reikalingos bitės, kad reikalinga platforma, kad reikalinga. Ir čia irgi buvo toks tyrinėjimo klausęs, ar, o kas reikia, o ko reikia. Ir todėl iškilo labai ir tas poreikio klausimas, ko kuriems reikia. Dar labai svarbu buvo nepaimti tik tais visų, pavyzdžiui, tik profesionalių šokėjų arba aktyviai veikiančių lauke. Pagrindinis akcentas buvo būtent tos skirtingos gyvenimo istorijos. Ar tu esi šokio lauke, dabar aktyviai, ar tu buvai labai aktyvus ir dabar nebe, arba tai kažkaip su pagarba tai visai kelioniai pažiūrėti per poreikio ir ryšio prizmę. Aš dėkinga visiems, su kuriais šnekėjau ir yra interviu paruošti ir jie buvo labai jautrus ir labai nuostabu išgirsti, ko jiems reikėjo ir ko jiems dabar reikia. Tuo metu ta platforma gyva tų žmonių atmintyje, patirtyse. Tai ir įdomu, kokia jinai.